reikia jau važiuoti į Ameriką, bet padėtis tokia, kad mama gležna, teta gležna, Šiaurės Amerikoje eis į fabrikus, aš galvojau, neatlaikys. Gležnos moteris dvi. Ir parašiau dėdei į Vokietiją, kad yra tokia Venezuela, naujas žibalo kraštas turtingas. Jeigu ten važiuosim, tai jos ko gero gali gauti normalų darbą. Ir tikrai, mama buvo bibliotekininkė Venezueloje daug metų. O kodėl jums šovė į galvą, kodėl šovė į galvą Venezuela, jums? Kodėl jūs apie ją žinojot, iš kur? Aš nenorėjau Šiaurės Amerikos. Nenorėjau Australijos, per toli. Ir tuo momentu Venezuela buvo labai greitai augantis kraštas, kur reikalinga buvo intelektualų, pasiruošusių žmonių. Tai pagalvojau, geriausias mums būdas. Tokioj šeimoj, kur moteris tik tai. Tai sekantį laišką iš dėdės, kur buvo Vokietijoje, jau gavom iš Venezuelos. Jie ilgai negalvojo. Jie abu atvažiavo, paskui šičia pastatė tokį namuką medinį, nei šiokį, nei tokį. Ir paskui mes atvažiavome per UNRWA. O paskui aš gana ilgai dirbau čia jau, pradžioj su oro linijomis, tai daug kur skraidžiau. O paskui Jungtinių tautų čia Venezueloje įstaigoje buvau pirmoji sekretorė. Sakykit, kokia buvo šalis, kokią radot Venezuelą, kaip atvažiavote? Kai jūs išlipote iš laivo, jūs atplaukėte laivu, taip? Išlipom iš laivo. Išlipot iš laivo. Ką jūs radote, ką jūs pamatėte? Išsigandau. Kodėl? Už tai, kad vis tiek labai primityvus buvo kraštas. Labai primityvus. Ir per tą laikotarpį iki 90 metų nepaprastai greitai augo. Ir buvo jau tuo metu, tai buvo kultūringiausias Pietų Amerikos kraštas. Nes labai didelė buvo europiečių, daug labai europiečių čia važiavo, nes labai turtingas kraštas. Taip dabar per paskutinius nuo Čaveso atsiradimo, tai kraštas tikrai buvo sunaikintas. Dabar yra buvęs turtingiausias Pietų Amerikos kraštas, dabar yra biedniausias ir bado stovi. Taip kad, reiškia, krašto sunaikinimas buvo nepaprastai greitas. ¿Y qué piensas de tu futuro? Por lo que va a Venezuela, mal. Mal. Porque el que no pueda salir de Venezuela no tiene prosperidad. Kadangi aš paskui buvau daug metų ir tebesu stipriausio politinio žurnalo direktorė, tai daug turėjau bendro su visais prezidentais, jų tarpe ir su Čavesu. Koks jis jums pasirodė? Kvailas vaikas. Aš jį labai gerai pažinojau, nes jisai kaip norėjo padaryti pučą, vėliau buvo kalėjime. O paskui, kaip jau jis išėjo iš kalėjimo, tai jis buvo, visai nieko vertas žmogelis. Bet jis jau taikėsi į valdžią. Bet jau tada aš
labai pasidariau blogos nuomonės apie jį. Tuo metu jau jisai nuvažiavo į Kubą. Ir ten viskas prasidėjo. Ir yra labai įdomi, kaip jis ten nuvažiavo. Jis buvo priimtas jau lyg būtų prezidentas, o jis buvo niekis. Ir paskui jam davė visą finansavimą jo kampanijai. O paskui jau kaip pamatė, kad žmonės labai, jo mitingai buvo labai nepaprastai daug žmonių, tai jau paskui šičia bankai pradėjo jam duoti pinigą, galvodamas, kad galės jį paskui panaudoti. Ir apsigavo. Bet kaip jau jis pradėjo, jau pasidarė ligonis ir buvo gydomas tik Kuboje, tai jau tada kubiečiai pradėjo labiau spausti, numatydami, kad jo nebus. Medicinos sistema, tokia kaip sveikatos apsauga. Sveikatos apsauga, sakykime, iki Čaveso atėjimo. Ir griuvimas. Kokia ji buvo iki Čaveso sveikatos apsauga? Normaliai, kaip bet kokiam vakarų pasaulio krašte. Fidelis čiulpė iš Venesuelos viską, ką tik galėjo. Ir vienas iš būdų neva tai sumokėti už naftą, kuri buvo siunčiama ir kurios Kuba doleriais negalėjo sumokėti, nors jau buvo jų kaina žemesnė negu normaliai. Tai skaitėsi, kad jie apmoka tą naftą su žmonių darbu ir atsiuntė krūvas neva tai gydytojų, kurie faktinai tikro gydymo universiteto neturėjo, tai buvo tiesiai tokie slaugiai. Ir neva tai sporto žinovų. Ir pabandė padaryti neva tai čia su universitetais gydytojus paruošti jau kaip po partijos žmonės. Ir nieko neišėjo. Paruošė visą eilę gydytojų, kurių niekas nenori nė iš tolo. Ir tai buvo didžiausia katastrofa, nes kai kurie net nebuvo raštingi. Tai man siųsdavo neva tai receptus, kur matosi, kad nemoka rašyti. Nu tai ir iš to nieko nebeišėjo. Bet buvo toks planas sudarytas. Mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Todos con Maduro, lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro, eso es seguro. Todos con Maduro, lealtad y futuro, y el pueblo manda con Maduro. Aquí está tu gran presidente. Maduro yra Kubos žmogus. Su Maduro yra labai didelė problema, nes yra galimybė, kad jis net nėra venesuelietis. Nes jo gimimo metrikų nėra. Atrodo, kad jis yra gimęs Kolumbijoje. Ir ten, kur turėjo būti Kolumbijoje jo gimimo metrikai, metrikų knygose
šito puslapio trūksta. Kažkas išrovė puslapį. Kaip jau pasidarė skandalas, tai iš jo partijos labai juokingai atsirado 4 gimimo metrikos 4 skirtingose vietose, nes visi pasistengė. Tai buvo dar blogiau. Kadangi jis neturi šičia dokumentų, tai jis net nėra baigęs gimnazijos. Jis buvo išsiųstas į Kubą, jo tėvas, tarp kitko, yra iš Kurasao, iš Olandijos, iš Kurasao, ir komunistas, jo motina kolumbietė, o pagal įstatymą prezidentas gali būti tik tai gimęs venecueliečių, net ne vėliau pasidaręs. Bet jisai buvo išsiųstas tėvo į Kubą, į specialią mokyklą, kur yra ruošiami agentai visai Pietų Amerikai. Ir jis tą mokyklą baigė. Ir jis vėliau buvo visą laiką kaip Kubos agentas čia. Jis dirbo požeminėme metro ir vieną dieną man atneša į redakciją, o tokį žiupsnį popieriukų, kur leidimas, kad jisai dėl sveikatos negali būti. Jis buvo šoferis metro autobuso šoferis. Kad jis negali dirbti, nes jis visur buvo kaip agentas. Bet jo skaitėsi darbas yra metro šoferis. Kai Čavesas jau buvo paskutinėme savo lygos stovyje, jau tada jo galva, man atrodo, nelabai veikė. Jisai pranešė, kad jo įpėdinis bus Maduro. Ir nuo Maduro laikų jau tvarka yra ir kankinimai, ir kalėjimai, ir priespauda. Jau nuo Maduro laikų pasidarė labai žiauriai. Nuo to momento gavosi toks lūžis, labai neigiamas. Ir dabartinė situacija yra, kad 90% pagal tenai apklausinėjimus nenori tos valdžios. Ir dabar, kur Amerika nori jau sutvarkyti tą reikalą, aš nežinau, kaip jie darys, nes čia jau yra taip viskas suimta su kubiečių karininkais, kad aš neįsivaizdinu, kaip jie, kokioj formoj gali tą atlikti. En tus calles nací, ¿cómo no voy a quererte? Crecer en ti fue como un golpe de suerte. Por ti voy a caminar en las calles a la libertad. Voy a sonreír valiente, ya no quiero llorar. Voy a abrazar a mi hermano. Today we woke up to the news that the president in charge, Juan Guaidó, was with Leopoldo López, who is a leader of the opposition, Voluntad Popular, and he was in La Carlota, that is a military base. At 5 a.m. we woke up with this news, and the people is taking the streets because we want a change. Que si estamos juntos vamos bien, para que cada hermano lejos pueda volver. Vamos bien,
Siempre juntos vamos bien, vamos bien, vamos bien. Yo quiero libertad para mi tierra, quiero disfrutar de mi abuela. Aquí defendiendo el país, tratando de hacer lo que se puede por tener lo mínimo de libertad que no se tiene en Venezuela. Por salir de este gobierno. 20 años en esta misma vaina y todo el tiempo es lo mismo. Pasa siempre lo De mismo. amor y esperanza y de alegría, sonrío, levántate. Tenemos un espíritu y un corazón y una mente para luchar por esta patria. No queremos más dictadura. Tenemos 20 años pasando necesidad, trabajo, hambre, inseguridad, corrupción. ¿Hasta cuándo roban? Para que cada hermano lejos pueda volver. Vamos bien, vamos bien. Rusų ir kiniečių įtaka yra, bet ji nėra tokia, nėra tokia stipri. Kas yra labai stipru, tai visa kubiečių politinė ir ypatingai kariuomenėje visa ta politrukų sistema. Jeigu jūs žinot, kokia buvo sistema Lietuvoje su komunistai, tai yra tas pats. Tas pats. Ir svarbiausia, kad labai nenori parodyti, kokia yra tikra padėtis. Lygiai kaip buvo su komunistais. Čia kartojasi ta pati istorija po tiek metų, bet visiškai ta pati sistema. Kaip manot, kodėl žmonės nesima veiksmų tokių stiprių, kad pakeisti valdžią, ar imasi, ar kada jie prabudo žmonės? Dabar vyksta protestai, taip. O ar žmonės tiesiog nenori pokyčių, ar... Ne, labai nori. Dabar, kur Galdo daro mitingus, tai žmonės tiesiai pilasi. Yra labai nori, bet dabar jau yra taip viskas suvaržyta, kad aš nežinau, kaip čia bus.